Sveiki, čia dualsim.lt ir taigi šiandien mūsų apžvalgoje labai įdomus telefono modelis Duggy Danger DG550. Štai telefono dizainas. Jie būna baltos spalvos, priekis juodas, štai va, taip atrodo baltas. Taip atrodo juodas. Juodas telefonas, galinis dangtelis truputėlį skiriasi. Kaip barchatas, net nežinau kaip čia pavadinti. Štai va, jis kaip atrodo. Planytis telefonas, gražus. 5,5 colio yra pats ekranas. OGS IPS HD raiškos. 8 branduolių procesorius MTK6592. Mali 450 yra grafinė plokštė. 1 GB RAM, 13 megapikselių kamera. Štai galim įeiti į kamerą, pabandyti ką nors nufotografuoti. Greitas, galingas telefonas, atrodo ir didžiulis ekranas, bet jis rankose guli gan gerai. Matot, karščiukai nėra išplatinti dideli, užtat jisai yra gan patogus. Turbūt žinote, kad su dideliais ekranais yra daug maloniau, sakykime, vaikščioti po internetą, žaidimų žaisti, naudotis programomis. Tai yra tikrai didelis privalumas. Bet aišku, jos reikia priprasti ir nešiotis. Duggy DG550. Aprašymų ir video filmukų apie šį telefoną yra tikrai daug. Aš čia per daug tikrai nenoriu gilintis. Programos yra standartinės sudėtos. Android 4.4.2 yra KitKatas, yra įdėtas šviestuvas, žemėlapiai, flash playeris. Lietuvių kalba, kaip priminėjau, yra Gmailas, esminis Play Marketas, iš kurio jūs galėsite atsisiųsti visas jums reikalingas programas. Taigi, čia dualsim.lt ir buvo naujas modelis Duggy Danger DG550. Jei turite klausimų apie šį telefoną, paprasčiausia skambinkite, rašykite Skype'u arba mailu. Linksmų naujų metų!